Dėmesio, paklausykit vieną esminį dalyką. Postmodernioje visuomenėje visai nesvarbu, ką jūs siūlot. Svarbiausia, kiek jūs siūlot. Kiek. Ir kol jūs nesuprasit, kad reikia kiek, tai ką tai bus jūsų meilė. Jūsų meilė yra skirta vienam žmogui. Sūnui, seseriai, broliui, mamai, vyrui, didį Juozui. O čia rinka yra. Todėl, nereikia meilės. Mano mylėjai, nereikia meilės. Vat kada jūs mylit, tada jūs kenčiat. Aš labai atsiprašau. Esmė yra rinkoje dabar. Arba jūs siūlo daug, arba jūs iš jos iškrentat. Vienas pavyzdys. Dominuoja supermarketai. Tas pats ir mokymo sfera. Tas pats. Švietimo sistema negyvena rinkos. Galima pasakysiu, jums taip atrodo. Tai yra jūsų nuomonė. Paprasčiausiai užduokit savo klausimą. Nereikia retorikos, nereikia filosofijos, nereikia demagogijos. Reikia, žinot ko? Produktų ir paslaugų. Paprastai. Aš labai atsiprašau. Gerbkim komandą. Prašau. Tyrinėjom rinką ir pamatom, ko reikia rinkoje. Tai yra atsidaręs, pavyzdžiui, Kėdainiuose kreditoriumas ir mes konkrečiai jiems siūlom savo paslaugas, kad mokinius gaminti žemės urnas ir, kad ruošti specialistus. Iš medžio, iš keramikos, iš metalo. Trys žmonės, trys specialybės turės darbą. Super. Ačiū, papuolam šitą komandą. Ir tos, kurios pasiūlė. Tai yra jūsų komanda. Kūdikėlių mažėja. Visuomenė senėja visoje Europoje. Aukštosios mokyklos irgi orientuojasi į darbą su suaugusiais. Tai reiškia, perkvalifikavimas. Kadangi rinkoje viskas labai greitai keičiasi, reikia žmonės išmokyti naujų technologijų, gilinti žinias ir viskas. Tai ateitis mokyklų yra su suaugusiais. Ir ką jiems siūlysim? Siūlysim pagal labai paprastus dalykus. Tai, kas jiems tuo metu reikalinga. Daugelis saugusių vyresnių žmonių nežino tokių kažkokių kompetencijų neturi, kurias vaikai, matyti, jūsų mamos pieno gauna. Ar ne? Tarkim, ir darbo to kompiuterio. Pirmi 3 pasiūlymai, kuriuos išmetat į rinką. Rytoj. Internetas, interneto technologijos, mobilios technologijos, tarkim. Aš labai atsiprašau, iš ko galima pinigėlių uždirbti? Aš noriu pinigėlių uždirbti. Kokiu? Už ką? Ne, kolegos, išeiname suaugusių rinką. 3 mėnesius formalus mokymas, specialybės. 3-6 mėnesiai, ką galit pasiūlyti? Tokia labai aiški sistema yra. Raštingumas, viena iš jų gali būti. Kolegos, galima aš jums pasakysiu. Vat yra švietimo ministerija. Ten yra krūva formalių programų, kurios gauna finansavimą arba iš darbo biržos, arba iš projektų, taip? Ar ne taip? Aš klystu? Pasiemat 5, 6, 8 programas, kurios yra populiarios, įsidėgėt pas save ant tos bazės, kurios turit, nes bazės klausimas visada yra, taip? Ant tos bazės, ir siūlot ką tokiai? Rinkai. Vat pirmas žingsnis. Pasiteisins gerai, nepasiteisins, paimsit kitas. Ačiū, geras pasiūlymas. Realizacijos prasme. Man reikia produktų, paslaugų. Mes, pavyzdžiui, dabar padarėm naują variantą tokį po 12 klasių studentus ir mes jau turim didžiulį, gausu, pavyzdžiui, po 10 ir 18, aš turiu 30. Jie labai nori, jiems tai yra įdomu, kaip hobis, kaip pasidomėjimas. Galima siaurinti tas visas, kaip, pavyzdžiui, dabar mes mokom daug dalykų. Mes galim padaryti tik linduotoje, tik kokį filigrano gamintoje, tik dar kažką ir per tuos 2 mėnesius jie puikiai gali apsimokyti. Taip, formalių mokymo programa, kad jis turėtų kvalifikaciją, nes jeigu kvalifikacijos neturės, jam bus sunku darbo biržoje tada. Jo, bet kažkokį, bet jis galėtų namie dirbti, pagal patirtį. Taip, patirtį, nusipirko, turiu pažinti. Gerai, kad ir urnas daryti, tai vis tiek reikalinga krosnis didelė, kuri kainuoja 10-15 tūkstančių. Gerai, kolegos, aptarsim, problemas aptarsim. Gerai, dar jūsų komanda, labai noriu. Dabar, reiškia, jeigu mes taip žiūrėsim, kadangi mes jau visi supratau, visi tos vertybės ir gerokai persisuka į visai kitą pusę,
O aš kiek nesenai deklaravau, kad visgi norėtis, kad mūsų mokykla norėtis, tokia vizija buvo mokykla, kad tai būtų dailiųjų amatų mokykla, bet kadangi jau visgi konkurencinis sąlygos ir pasikeitusios ir reiškia, poreikiai irgi taip pat, kad jūs siūlyčiau, reiškia, tai, ką siūlau, visai niekokios meilės tam nejaučiu absoliučiai, bet atsižvelgina į konkurencinės sąlygas. Taigi, siūlau mokykloje ruošti, o mūsų vykdytojai yra pakankamai gabūs menininkai ir kiti mokytojai, jie greitai persikvalifikuos, reiškia, ruošti tokius naujas standartus. Tai būtų tautiravimą, visažistus ir grafiti specialistus. Reiškia. O čia jie pakankamai visi tie dalykai, ypatingai, tautiravimas turi labai daug įvairių specializacijų, tenais ypatingai. Aš naujienas unikalumas, čia man visi tie dalykai plakėsi. Vien čia jau viskas būtų ir naujienų unikalu. Aš nedarau rinkos analizės, gal tik privačių įrybą. Čia būtų jau išliktai, taip ir oficialiai viskas įtvirtinti ir panašiai. Bet sakau, tai, ką deklaruoju, tam dalykai meilės ypatingus nejaučiu. Tai reiškia, kad būtų gal mes išpildytum tam tikrą nišą. Labai noriu trumpo dėmesio, labai nedaug. Aš tikrųjų labai daug dirbu su atrankom personalu. Ir iš tikrųjų, tai, ką mes darėm dabar, tai netiesiogiai aš norėjau pažiūrėti jūsų reakciją. Kada mes organizuojam ir kūriam organizacinę kultūrą, labai svarbu, kokią komandą aš susirinku. Aš nieko nekritikuoju, kiekvienas surasit save. Žmonės pagal savo giluminės vertybės yra 5 rūšių. Giluminės vertybės. Pirma grupė, dėmesio, pesimistai. Antra grupė, moralistai. Taip nemoralu, taip negalima, kur mūsų katalikiškos vertybės, kur mūsų budistinės vertybės. Populiacijų, Kauno populiacijų. 60% tokių. O kas skiriasi Vilniaus populiacija? Gali būti ir daugiau. Dėmesio. 60% tokių yra. Galite surašyti aukos. Kapitalizmo, prie abiejų. Kapitalizmo aukos, valstybės aukos, Landsbergio aukos, jie visi yra aukos, visi jos skriaudžia, visada protestuoja, visą laiką mykia, visada zyzia, visada jam blogai ir va tai yra jų kultūra. Dažniausiai tokie žmonės gyvenime nieko nepasiekia. Jie taip ir lieka lūzeriai. Geri žmonės susirašo. Taktikas. Labadiena, kokia bus užduotis? Aš jau pasiruošęs vykdyti. Pasakėt, ačiū, einu padarysiu, jau padariau. Dar iki darbo pabaigos 15 minučių liko. Dar ką duosiu, duokio dar užduotį. Все, padariau. Pats negeneruoja per daug nieko, bet labai gerai atlieka kas tokias užduotis. Šitie žmonės tampa labai geri specialistai. Jie neina jokias politikas, jokias vadybas. Jie tampa specialistai. Man geriausias pavyzdys gydytojas. Jie būna kaip žmonės, tai tokie velniai žino kas. Bet jisai priverstas yra savo specialybę tapti meistras. Apie 30% tokių veikėjų yra. Apie 30. Toliau. 4. Strategija. Aha. Įsivestume naują specialybę. Gatvės menai. Ten būtų didžiai, ten būtų tas, būtų ten reiškia grafiti, tas ir tas. Dabar atsakingas būtų, mes va čia 5 grupę komandą sukūrėm, tu atsakinga už grafiti, tu atsakinga už tą. Все, parašom programą, sudedam, išmetam ką į rinką. Vadinasi, gatvės menai, arba gatvės šokis, ten gali būti gatvės šokis, gatvės flash mobai, dar visokie tokie dalykėlė, ne, visokie tokie ras, išmetėm naują specialybę ir specializacijos, kas tokie vadovai. Visi parašė programą, aš kaip vadovas pristatau. Mūsų komanda paruošė, padarė visą kitą, pristatom tas visas programas, nuvažiuojam į Vilnių, pasitvirtinom ir išmetėm į rinką, reklamuojamės, pritraukiam klientų, atėjo sąrašiukai, registracija, 2 metam, 3 metam ir taip toliau. Susirinko, nepyk, šiais metais tavo nesurinko, pas tave maladės, 2 grupės darom, gal prisijungsiu, pas tave 1 grupė, pas tave 1 grupė, čia jūsų abi 2 grupės sujungsim, gerai. Pinigėliai važiuoja, ne? Geras žmogus. Bet tik 5%. Brangiai kainuoja tokie žmonėmi. Ir patys brangiausi žmonės. Analitikai. Jie padaro 428 profesinių mokyklų ir kolegijų analizę. Jis analizuoja visas darbo biržas,
Lietuvoje, Baltarusijoje, Rusijoje, Latvijoje, Europoje. Ir specialiai ruošia žmonės, pavyzdžiui, Londono metalo apdirbimo gamyklai Steel and kokį nors company. Taip? 400 žmonių iš Lietuvos. Apmoko jos anglų kalbos ir taip toliau. Ir jis dirba globaliai. Tie berniukai ir mergaitės iš Anglijos trupučiuką investuoja čia į mūsų bazę, taip ir taip toliau, jis pritraukia resursų, lėšų, atsiranda įvairių specialybių ir tokiu būdu jisai kontroliuoja situaciją. Labai brangų žmonės. Yra du būdai. Arba šitas grūzas nutempia mūsų dugną. Taip, vienas variantas. Jų per daug susikūrė. Pavyzdžiui, populiacijų 60%, bet kiek mokykla tokių gali ant savo pečių nešti? Kiek? Nedaugiau 10%. Nedaugiau. Arba tas grūzas, ant kiek jis pasidaro sunkus, kad visus šituos su savo iniciatyvom, su savo visais idealais nutempia į apačią, o šitie burundukai kaip dirba? Šitie gražuoliai burundukai. Jie pasaloj tipų. Šitie, ką nesugalvos, kas gerai, tai jiems gerai. O jeigu kažkas ne, jie visi subėga ir savo mažiukus nagučius ir dantukus suleidžia. Va, tu gyvuliai, suklydai, čia suklydai. Nesvarbu, kad jis 10 padarė gerų darbų, taip? Bet už tą vieną tave ir sukapoja. Ir išgeria kraują, nuplėšo mėsytę ir visus kitus dalykus ir sako, tu gyvulis. Ir paskui sėdi jie, išvertė akis ir svajoja apie vieną vienintelį dalyką. Apie komunizmą. Danišką. Kad gali padirbai 3 mėnesius ir 5 metus gauni nuo 6-8 tūkstančių kronų pašalpą 5 metus. Ir sėdi savo per telko ir junginėjai, ką tokius gali kavytę ger, skaityti knygutes, sėdėti internete. O čia yra jų gyvenimo svajonė. Bet dėl to, kad jie negyvena Danijoje, gyvena šitoj Lietuvoje, kur bedarbio pašalpa yra 400 litų, tai jie per prievartą priversti dirbti. Ir jie to neapkenčia, jie negali to pakęsti. Jie viską daro, kad to nereikėtų daryti. Bet aš svarbiausia, kad jaunai kartai perduoda tą... Jo, čia būtinai. Tai dabar dėmesio, užbaigiant šitą reikalą. Kolegas, aš pirštais nebaksnuosiu, patys žinot, kas esate. Tai dar kartą jūsų prašau. Jūs ko norit, to būkit. Aš šiandien padirbau, rytoj mane šiandien, taip? Bet nors apsimeskit, kad tokie esate. Nors apsimeskit. Nors tokie apsimeskit. Aš suprantu. Ne, bet tu nors apsimesk. 8 valandas. Supranti, padaryk šypseną. Tegu amerikanską, tegu ryklio šypseną, bet nors kokią šypseną padaryk. Aš suprantu, kad sunku. Bet pasistenk, už pinigus juk tai darai, už pinigus. Tai ką noriu šitoje vietoje pasakyti? Jūs galite keisti organizacinę kultūrą, kaip jūs norit. Jūs galite tarp kultūrinį kažkokius bendravimai susiminėt, bet jeigu jūs nekeičiat vidinę savo kultūros, nieko nebus. Bet yra ne mano reikalas. Mano reikalas yra truputį jūs ką padaryti. Bakstel. O jūsų reikalas arba pajudėti, arba tiesiog. Tai jeigu grūzo daug, tai visi nusėsit, o jeigu grūzo bus mažai, visi pradėsit bėgti. Vienintelė priežastis, dėl ko jūs turite tai daryti, tam, kad išgyventų. Tai pabaigai. Tam, kad kažkas tai keistųsi, reikia padaryti tiesiog keletą pokyčių. Užsirašom. Turi būti sukurtos minimum 5 komandos mokykloj, kurios spręstų realias mokyklos problemas. 5. Kiekvieną pirmadienį 11:00, 11:30 renkasi komanda, kuri galvoja, kaip uždirbti arba sutaupyti pinigėlius. Kiekvieną pirmadienį komanda. Komandai turi būti nedaugiau 3-6 žmonių. Kiekvienas atneša po 3-4 pasiūlymus ir juos pateikia komandai, komanda apsvarsto, būtinai iš 3, nors vienas turi būti koks
Geras, taip? Geras. Toliau, antradienį renkasi komanda tuo pačiu laiku, strateginiai planai. Ką mes galim strateginiam lygmenį pakeisti, padaryti, kad prasiveršt kažkur tai būti geresni, įdomesni. Toliau, trečiadienį renkasi žmonės, kurie sprendžia klausimus, naujos paslaugos ir nauji produktai mūsų klientams. Yra mokymai, mokymų programos ir panašus dalykai. Toliau, ketvirtadienį renkasi tie, kurie sprendžia, kaip pagerinti darbo kokybę. Kas tai yra darbo kokybė mūsų? Tai yra mokymo metodai, taip, formos mokymo, organizavimas klasės, priežiūra ir viso kito dalyko. Ir dėmesio, penktadienį renkasi komanda, kuri atsakinga už žinomumo mokyklos didinimo. Teikia variantus, kaip galima būtų save pareklamuoti, parodyti visuomenį ir taip toliau. Tai jeigu kažkas iš komandų, va čia dabar kaip turėtų būti, ten nedalyvauja valdžia tiesioginė žodžio prasme. Tai susirenka mokytojai, tai yra darbuotojai, administracijos, gali būti dar kažkano tai. Ir jie teikia pasiūlymus vadovams. Jie teikia pasiūlymus. Dabar pasiūlymai turi būti tokie, kurie būtų įgyvendinami. Nes jeigu teiksit pasiūlymus, kurie yra neįgyvendinami, tai kam jūs teikta, ne? Tai dabar tie pasiūlymai yra generuojami ir pagal juos galima nuspręsti, ar iš tikrųjų kažkas viduje keičiasi. Jeigu pradėsite galvoti apie tuos pagrindinius 5 klausimus, jūsų kultūra darbo vietoj ką padarys? Ryškiai ką padarys? Pasikeis, taip ryškiai pasikeis. Dabar antras klausimas, kuris yra irgi labai aktualus dabartiniai visuomeniai, tai yra kvalifikacijos kėlimas. Kada ateina žmogus į darbą, į jūsų mokyklą, jam turėtų būti užduodamas klausimas. Ar tu norėtum tapti plataus profilio specialistų? Ar tu norėtum daryti vadybinę karjerą ar plataus profilio specialistų? Dabar jūs turite pirmą specializaciją arba specialybę antrą ir trečią, taip? Dabar atėjo žmogus, jis daleiskim, nori papulti į pirmą specialybę, dirbti, aš jam tada užduodu klausimą. Ar tu norėtum būti plataus profilio specialistas, ar tu norėtum būti ateity vadovas? Ko tu norėtum būti? Žmogus man daleiskim atsako, aš norėčiau būti plataus profilio specialistas. Sakau, gerai, tada tu gauni krūvį 80% iš pirmos specialybės, bet 10% gauni šitos ir 10% gauni šitos specialybės. Ar sutinki? Jeigu jis pradeda man vartyti akis ir sako, ne, sakau, ačiū, man ką? Nereikia. Kodėl? Todėl, kad aš prisiemu siauros specializacijos specialistą, jeigu pas mane grupės nesusirinks, aš grūzą turėsiu. O jeigu, pavyzdžiui, nesusirinko, aš lengvai galiu permesti bet kurią iš ką? Iš tų. Susirgo dėstytojas, išvažiavo, susirado kitur darbą, aš jau turiu paruoštą ką tokį žmogų, kuris jau toj srity dirbo, svarbiausia. Todėl karjerą reikia daryti viduj. Bet aš pabrėžiu, nebūtinai vertikaliai į viršų, taip? Galima daryti horizontaliai. Ir kuo tu daugiau žinai, tu esi labiau koks naudingas, reikalingas ir visoks kitoks. Bet tam, kad jūs būtumėt šičia, jūs turite būtinai patekti į mokinukų grupę. Kas tai yra mokinukų grupė? Tai yra, grįžtant prie šito dalyko, kiekvieną antradienį darbo pabaigoj susirenka mokinukų grupės atstovai ir jie mokinasi naujų tokių specialybinių dalykų. Analizuoja programas, formuoja savo įgūdžius, gebėjimus, visokius ir taip toliau, taip toliau. Tie, kurie dirba ilgiau, jie susirenka kada? Ketvirtadienį, antroji dienos pusė, kada moksleiviai išeina, tai gali būti 3 valanda, 2, jie susirenka ir visi ką daro, analizuoja programas, mokymosi metodus ir visus kitus dalykus. Bet jeigu žmogus pasakė, kad aš ateityje norėčiau daryti vadybinę karjerą, tada aš jam sakau, kiekvieną pirmadienį renkasi potencialių lyderių grupę. Pirmo lygmens potencialių lyderių grupė. Tai dabar bus taip. 4,5 dienos tu paskiri darbą kam? Savo specialybei. 0,5 dienos. Pirmą savaitę vaikštai paskui pavaduotoją daleiskim ugdymui. 0,5 dienos vaikštai antrą savaitę paskui pavaduotoją daleiskim ten, žinau, ūkiui
0,5 dienos, 3 savaitę vaikštai, daleiskim ten paskui kažką ir bandai suprasti jų darbo, ką tokia specifika. Nes jeigu pavaduotoja numeris 1 išeina atostogų, aš turėsiu tave paruoštą, ją pavaduoti. Ir man pačiam nereikės imtis ką tokių darbų. Bet jeigu tu 0,5 dienos nepadirbsi, tai tu nežinosi, kad jinai dirba. Ir tave reikės specialiai ką daryti? Mokyti. Pavyzdžiui, pavaduotoja užaugo, išeina kažkur tai dirbti, gavo kažkur tai darbą, aš turėjau paruoštą grupę ką tokių žmonių, kurie galėtų iš karto ką daryti? Dirbti čia. Dirbti galėtų. Dabar ką daryti, jeigu čia susirinko, daleiskim, 15 ką tokių žmonių, norinčių ateiti tapti ką tokiais? Vadovas. Labai paprasta, labai paprasta.